Lietuvos premjeras sako, Lietuvos laukia spartus ekonomikos atsigavimas. Mes mėginam aiškintis, ką premjeras turi omeny, ar tikrai taip gali atsitikti. Kartu su mumis Gitanas Nausėda, Andrius Šedžius bei Kęstutis Masiulis, o telefonu Algimantas Kondrusevičius, Linavos prezidentas. Labas vakaras. Labas vakaras. Algimantai, kaip vežėjai vertina premjero teiginį apie spartų ekonomikos atsigavimą, nes vežėjai minimi tarp tų sričių, kurios lik atsigauna pakankamai sparčiai? Nu, žinote, gal, reiškia, premjero pareiškimą tegul vertina analitikai, o vežėjai gali vertinti realijas, kurios yra šiandien iš tikrųjų ekonomikoje ir transporte. Galim pasakyti, kad pagal srautus lygtai tas atsigavimas ir yra tarptautinė mastu, tačiau mūsų labai neramina kuro kainų kilimas. Reiškia, visų pirma Lietuvoje, nes Lietuvos kuro kainos yra šiek tiek kyla sparčiau negu kitose aplinkinėse šalyse ir šiandien Lietuva yra tokia kaip salelė, reiškia, brangaus kuro palyginti su visais mūsų kaimynais. Ir tai labai įtakoja vidaus transporto savikainą. Labai vienareikšmiškai kerta per viešojo transporto, reiškia, paslaugas, nes turi vežėjai priversti bus branginti ženkliai bilietus, tas vėlgi sumažins keleivių srautą, didės nuostoliai ir tai turės ta valstybės spręsti, nes keleivinis transportas, viešasis, tai yra socialinis transportas ir labai daug iš tikrųjų priklauso nuo jo, reiškia, žmonių. Antra vertus, įtakoja taip pat ir mūsų gamintojų savikainą, produkcijos savikainą, nes kiekvienoj prekės savikainoj labai didelė dedamoji yra transporto išlaidos. Ir čia brangstant transportui, sakyčiau, transporto paslaugų savikaino kuro kaina būna dažniausiai daugiau kaip 50%. Mes atitinkamai, ne mes, o sakyčiau, brangsta ta prekė, mažėja jos vartojimas, o kalbant apie tai, kad eksportas traukia dabar Lietuvą iš tikrųjų ekonomiškai stumia į priekį, tai šis procesas blogina ir mūsų eksportuotojų padėtį. Dėl to toks yra labai, sakyčiau, optimizmo čia aš labai nematau. Gerai, ačiū Jums. Tai Algimantas Kondrusevičius, Linavos prezidentas. Tai vis dėlto, artėja šventės, yra kažkokių prielaidų optimizmui? Andriau, ar vien tik tai čia taip niūriai piešti Lietuvos gerbūvį, Lietuvos ekonominę ateitį? Jūs gal matot kažką gero? Na, iš tiesų nereikia žmonių per daug gąsdinti ir niūriai piešti, bet pagrindo džiūgauti ir, na, tiesiog kaip ir premjerui, žmogui, kuris geriausia yra informuotas apie ekonominę padėtį bei jos prognozes Lietuvoje, žmonėms sakyti, kad ruoškitės sparčiam ekonomikos atsigavimui tikrai nereikėtų. Ir premjeras už tokius savo pasisakymus turėtų tikrai prisimti atsakomybę. Ką jūs turite omeny? Aš turiu omeny tai, kad interpeliuot planuoja? Jeigu atsitiktų taip, o greičiausiai taip ir atsitiks, kad to spartaus ekonomikos atsigavimo neįvyks, tai, na, premjeras iš esmės prisimdamas atsakomybę už tai, ką jis sako ir kaip jis nuteikia žmonės, turėtų garbingai pasitraukti iš užimamų pareigų. Bet gal dėl to, kad ekonomika neatsigauna, viena iš priežasčių, kodėl opozicija nenori valdžią? Aš tikrai negalėčiau pasakyti, kad opozicija nenori į valdžią. Galbūt opozicijai neužtenka pajėgų užimti valdžią. O tai jau yra kitas klausimas. O jūs darytumėt ką nors kitaip, jeigu jums patikėtų Lietuvos ekonomika? Ką matot tokio klaidingo, ydingo, keistino? Klaidingo ir ydingo yra tai, kad Lietuva vienintelė iš visų ES valstybių tokiais drastiškais metodais taupo. Tuo tarpu, kai kitos valstybės nueina pačiu lengviausiu keliu ir skolinasi tiek iš ES institucijų, tiek iš tarptautinių finansų institucijų, iš tarptautinio valiutos fondo, manot, reiktų daugiau išlaidauti ir taip toliau. Tai jeigu Airija, reiškia, būdama, na, iš tiesų nepajėgi susitvarkyti su finansais, skolinasi 100 milijardinės sumas,
100 milijardų eurų, paskutinė paskola buvo suteikta Europos centrinio banko tarpininkavimu, tai iš tiesų tai yra tokia suma, kuri protų nesuvokiama yra tokiom mažom valstybėm kaip Lietuva. Jūs manot, galėtumėm ir mes, Andriau, daugiau pasiskolinti ir daugiau savo leisti? Aš manau, kad Lietuva, Latvija ir Estija tikrai nesudarytų didelios problemos Europos Sąjungai, nes Lietuvos biudžetas yra maždaug 6 milijardai eurų. Suprantama. Tai Gitanai, realus šitas scenarius, kad daugiau pasiskolinam galbūt ir leidžiam savo pagyventi ir per krizę. Jeigu rimtai, tai ne, o jeigu juokais, tai sakyčiau taip, skolinkimės ir dar gerokai daugiau, jeigu turime vilti, kad kada nors kas nors nurašys. Bet yra valstybių, italai, japonai prasiskolina. Jeigu esam sukčiai ir nesažiniai. Tai gerai, kaip nurašys tom valstybėm, kurios vadinamos angliškų žodžių piks? Negalima operuoti absoliučiai skaičiais ir lyginti jų dydį su Lietuvos dydžiu. Lietuvos ekonomika net ir su Portugalijos ekonomika palyginus yra labai nedidelė ekonomika. Tai absoliutų skaičiai čia dar mažai ką pasako. Antras dalykas, mes pjaunam tą vyriausybę už tai, kad jinai persiskolina ir tuo pat metu sakom, kad jinai neskatina ekonomikos ir turi daugiau išlaidauti. Tai mes pasirinkim vis dėlto kritikos kryptį, ar vieną ar kitą. Negalima kritikuoti už abu dalykus, sakyti, kad jie per daug persiskolino ir kad jinai tuo pat metu nepakankamai išlaidauja. Manyčiau, kad vis tiek tos vilties kaip visada yra ir kaip ten būtų, tą viltį geriausiai turbūt iliustruoja vis dėlto atskiri sektoriai, kurie tikrai negyvena tom nuotaikom, kuriuom mes čia gyvenam prie šito stalo ir galbūt dalis mūsų žiūrovų. Eksporto įmonėse kai kuriuose atlyginimų augimas yra ne kažkokia tai rožinė perspektyva, bet tai yra jau duotas dalykas, tai yra realybė ir po 10 ir po 15% augo. Ir naujos darbo vietos kūriamos. Tačiau eksporto sektorius Lietuvoje nėra visa apimantis. Koks procentas? Mes mėginome paskaičiuoti, kiek eksporto arba susijusiom su eksporto operacijom, kiek dirba maždaug Lietuvos ekonomikos. Skaičiai nebuvo įspūdingi, tarp 20 ir 25%. Penktadalis tai visai ženklų. Taip, nors atrodytų, kad turėtų būti daugiau. Bet nepaisant to, tai yra reikšminga dalis ir kaip ten bebūtų, reikia viltis, kad šitas sektorius gali patemti paskui save kaip vagonėlių, reiškia ir tą vidaus rinką. Nes visi tie eksporto industrijoje dirbantys žmonės taip pat yra pirkėjai, kurie eina ir prekybos centrus, perka. Jų didesni pirkimai lemtų galbūt ir darbo vietų kūrimą paslaugų sektoriuje, taigi ir vidaus rinkai būtų šiokia tokia paskata, bet mes paprastai neturim kantrybės. Ekonomikai būna taip, kad viskas greitai nulūžta, ta prasme ištinka krizė, o atsigaunama lėtai ir mums dažniausiai nepakanka tos kantrybės laukti, kol bus tas atsigavimo paskutinis taškas. Mes kažkur užsirinkdame tarpukelėje ir sakome, kad viskas niekada nebegrįšime. Tai profesoriau, kada sulauksim ekonomikos atsigavimo ir sulauksim ne tokio teorinio, bet praktinio, kad ženkliai pajusim, kad tikrai gyvenimas gerėja? Aš pritariu gerbiamam Nausėdai, bet visiškai stebiuosi savo kolegos pasampratojimais tokiais laisvamaniškais. Sakykime, ekonomika atsigauna. Bet iš tikrųjų jinai ne šuolių nukrentama, bet atsigaunama palaipsniui, įgaunant pagreitį. Ir ne visi vienodai pajunta, kas yra matyti skaudžiausiai visiems žmonėms, nes ne visi vienodai pajunta. Ir tikrai... Premjeras kalba apie pensininkus, kad jie dabar pirmiau pajus. Nausėda ir... Žiūrėkit, bet vis tiek, premjeras žada, kad iš biudžeto, kai jau bus kam nors didinama, tai pensininkam pirmiausia. Bet labiausiai tą naudą pajunta tie, kas dirba eksportui, jie jau jaučia. Yra jau dabar įkurta naujų modernių darbo vietų, padidėjo investicijos. Pagaliau auga į Lietuvą tiesioginių investicijų srautas, ūgtelėjo 10%. Tai sukūrė apie 1600 darbo vietų. Tos darbo vietos yra gerai apmokamos. Tai reiškia, tie žmonės, kurie patenka į šitas darbo vietas, gauna geresnius atlyginimus. Ir tai rodo štai tokia statistika, kad 2,7 karto padidėjo naujų automobilių pirkimas. Bet kasgi perka, taigi ne pensininkai. Tai tam tikras sektorius jau pajutęs yra tą naudą, bet jisai yra pakankamai aukštai. Tie, kurie iš tikrųjų savarankiški, tokie, sakysim, patys protingiausi ir gudriausi, daugiausiai naudos duodantis tom įmonėm. Taip, o gal vis dėlto viskas čia toj psichologijai, tada atsigausim, kai pradėsim šypsotis, nepanirusiais veidais kalbėsim ir vis dėlto įkvėpsim žmonėm, kad yra
šviesa tunelio gale. Iš tiesų, aš puikiai suprantu poną Nausėdą. Jis yra bankininkas, jam yra naudinga taip kalbėti, kad vyriausybė skolintus nedaug iš bankų su dideliom palūkanom ir, reiškia, taip būtų sumokėti bankam palūkanas ir teikti jiem didžiulę naudą. Bet mes kalbėkim ne apie tai. Pažiūrėkim, kas vyksta Europoje. Net krizės metu valstybė skolinasi tam, kad tie pinigai sugrįžtų mokesčių pavydalus, remontuoja kelius, reiškia, vykdo įvairius darbus, tuos, kad tik tai žmonės būtų įdarbinti, kad nebūtų bedarbių. Dėl visko bankai galima. Ne, esmė tame, kad pinigus reikia skolintis tam, kad jie grįžtų su kaupu, o ne tam, kad juos pravalgyti. Jeigu skolintis mažai ir pravalgyti, tada blogai, bet jeigu skolintis investicijom, mes turime renovuoti ir pastatus, kurie sunaudoja daug energijos. Ar renovacija pajudėjo? Nepajudėjo. Netgi valstybinių įstaigų pastatų renovacija. Pažiūrėkit, kiek dar darželių, mokyklų nerenovuota. Pat toks yra toks geras frontas, kur galima tikrai dirbti ir padaryti ir grįžtų pinigai. Tai nereikia skolintis mažai, pravalgyti ir maitinti bankus. Tada taip, tada gerai. Atsiprašau, gerbus kolega, šitaip kvailai šnekėti buvo galima prieš 2 metus. Prieš 2 metus dar buvo galima, bet sekančius 2 metus, kada krizė palėtė visas ES valstybės, ir kada juos tokį sampratomą apie išlaidavimą pakeitė taupimo politiką, skolinimusi per bėdą, per verksmus, per skausmus. Banko langą prastai, nes iš tikrųjų, Aurimai, aš pabaigsiu. Žinote, dėl ko žlugo didžioji dalis įmonių per krizę? Dėl to, kad bankai iš jų atėmė apyvartinės lėšas. Ne dėl to, kad suprastėjo kažkas, tai situacija, krizė ir taip toliau paveikė. Bankai iš įmonių atėmė apyvartinės lėšas ir didžioji dalis įmonių turėjo bankrutuoti. Taip, kad gerbiamas profesoriau, jūs pasidomėkite. Gerai, bankai. Bankininkas nesusipratėlis, kuris siūlo, reiškia, mažiau skolintis, įdant bankai mažiau uždirbtų. Dar noriu pasakyti vieną dalyką, į kurį jau atkreipė, reiškia, profesorius Masiulis dėmesį. Ne tos šalis, kurios, kaip jūs sakot, laisvamaniškai pradėjo, reiškia, tuo metu, kai krizė ką tik ištiko, tik pradėjo skirti didelės pinigų sumas investicijoms, infrastruktūrai. Ilgainiui įsitikinusios, kokio masto yra finansų krizė, ramutės sustojo eilutė ir grįžo prie griežtos taupimo politikos. Visos be išimties ES valstybės. Nors kai kurios iš tiesų mėgino iš pradžių tokią politiką vykdyti, nes suprato vieną dalyką. Negali gyventi su 20 ar 30% biudžeto deficitu. Tai kainuos tavo vaikams ir proanūkiams labai brangiai. Tai kurioje valstybėje be Lietuvos dar sumažina pensijas? Pavyzdį. Latvijos jūs neimkit. Jūs paimkit be Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Tarp kitko, Estija labai gražiai išvairavo. Be Latvijos ir Lietuvos. Kokioje dar valstybėje? Na tai kokioje valstybėje dar sumažėjo ekonomika 15%? Ekonomika sumažėjo 15% Ispanijoje. Gerai, aš Portugalijoje. Jūsų nutrauksiu, galbūt dar palaidos pasiginčys. Ačiū, kad atvykote į Karštą vakarą žiūrovams. Dėkui už dėmesį. Iki rytojaus be 5:09 rytoj šventinė laida. Mes kalbėsime apie kovo 11. Likit su Baltijos televizija ir su Karštu vakaru.